Sveiki, dar viena pribrendusi tema tiesiog iššoko jinai automatiškai, patekus keliems straipsniams Facebooko platybėse apie mūsų mokytojus, mažus atlyginimus ir kaip premjeras Skvernelis, tiksliau žmogus, kuris atlieka kažkieno tai pareigas ar ten tiksliau funkcionuoja kaip ruporas kažkieno tai, pasakė, kad mokytojų atlyginimai priklausys nuo pakils tada, kada pradės vaikai geriau mokintis. Iš tikrųjų tai yra absurdas, nors skamba gan įtikinančiai ir tai žodžiais gali patikėti, kad nors pensininkai arba tai žmonės, kurie dažniau sėdi prie televizijos ekrano. Realiai mokytojai žmonės, kurie netenka labai daug energijos dėl to, kad kalbėdamas žmogus praranda labai didelį kiekį tos energijos, kuri turėtų būti jame. Jeigu imant pagal skalę, tai daugiausia energijos netenkama sekso metu, žmogus netenka energijos, paskiau kada kalba, antroje vietoje pagal dydį, tarsi porcijos per trumpą laiką. Ir paskiau žemiau jau eina fizinis darbas, kažkoks tai sėdėjimas prie kompiuterio, kuris alina taip pat žmogų, kada jo imuninė sistema, jo biolaukas bando nepraleisti kitokių bangų, kurios destruktyvios yra, kurios ardo žmogaus esybę. Ir kada mokytojas turi per dieną 5-6 pamokas su ne pačiais geriausiais vaikais ir faktiškai dabar jau jie turi reikalų su labiau skiepyta karta, kuria yra tokių vaikų, kurie negali įsidėti visų pamokos iki galo, jie nenatūraliai pradeda judėti matys, kitaip elgtis, dėl to, kad jų galvoje jau negerai, tiesiog ten yra gyvsidabrio, ten yra aliuminė, ten yra dabar bangos, kurios eina iš antenų, kurių pristatyta visose miestuose, didmiesčiuose ant daugiaaukščių namų, ant stovų. Visos tos antenos ne tik daro dirbtinus orus iš tos chemijos, kuri papurškiama ore, bet jos veikia taip pat ir mūsų smegenys, faktiškai dalinai ir valdo mūsų nuotaikas. Ir iš aukštesnės vibracijos, kurie anksčiau buvo dar tarybiniais laikais, ne sovietų, bet tarybiniais pabrėžim, tai skirtingos sąvokos. Tada kitų antenų nebuvo, mes buvom laimingesni, ta karta gali taip patvirtinti tai, kodėl tai buvo. Tiesiog paprastas dalykas, tų antenų nebuvo, to slopinimo nebuvo. Apart tos elektros, kuri išvedžiota kambarėse 50 Hz, kuri stabdo smegenų veiklą, kadangi smegenys taip pat veikia 50 Hz dažnį. Plius prie viso to dar pridėtos antenos. Ir tada vaikas gavęs skiepų, jisai gauna tas vakcinas, visą tai susitelkia smegenyse faktiškai daugiausia. Ir visą tai šukuojama, įsivaizduokit, perina pastoviai bangos. Bet kiekvienas vaikas ateina su telefonu į mokyklą. Telefonas yra kaip imtuvas, kaip USB kažkokiams kitoms esybėms traukti iš jo energiją, kada jisai prisiliečia pirštų savo kontaktų, pro kurį išeina energija. Jeigu jisai mokėtų, jis galėtų to pirštų valdyti situaciją, netgi vartyti tankus, jeigu labai norėtų, jeigu išmoktų. Tai yra savybės, kurios iš mūsų pavogtos, užblokuotos arba mes esame jas praradę. Tai dabar mums tai padarė, kad prikišo viską beveik veltui, imkite, tik tai skolinkitės, tik tai išlaisvinkite telefonus ir prikišo mums visko į rankas. Ir va tokie pagerinti vaikai dabar faktiškai jie kaip trukdikliai tą mokytoją siurbia. Keliasdešimt vaikų, ne 5, ne 7, o apie 20 ir daugiau klasėje sėdinčių siurbia mokytoją. Nepriklausomai nuo jo atlyginimo, jo atlyginimas nėra aukštas, netgi Landsbergio mokyklose, tie, kurie dirba mokytojai, jie negauna didelio atlyginimo ir jos siurbia tie visi mokiniai. Tai jeigu mokytoja dar gali 1-2 pamokas ištemti, normaliai iškalbėjus, jinai ne tai, kad rizikuoja savo gerklės stygomis, bet ir tiesiog netenka daug labai energijos. Plius prieš ją dar visa avinų auditorija, įsivaizduokit, ir jiems visiems reikia ne tai, kad sudominti juos kažkokiu tai dėstomų dalykų, bet dar bandyti ir įteikti tas žinias, apie ką pasakoma. Pamačiusi beprasmybę, jinai aišku padaro tai formuliariai, tiesiog atlieka pareigą, faktiškai kaip kunigai bažnyčia pasako 3 kartus aplink bažnyčią ant kelių ir tu laisvas ir tu gali daryti, ką nori. Tai panašiai ir čia. Jinai
atlieka savo pareigą faktiškai tiesiog tai tiek, kad paaiškino dalyką, o jūs įsisąmonite tai ar ne, suvokėte tai ar ne, nesvarbu. Ir viena pagrindinė priežastis, kodėl čia su mokytojais taip yra sunku, dėl to, kad jie atsirado tokia nedėkinga terpė, dėl to, kad jos faktiškai spaudžia visatą. Jie mokina nereikalingų mums dalykų, prikimša galvas tokių nereikalingų dalykų mums, kurių mes realiai nepasinaudosime. Aš kalbu ir apie save, kas buvo anksčiau dėstoma ir dabar šiais laikais. Dabar šiais laikais programa dar labiau supaprastinta ir sudaryta taip, kad žmonės nesuvoktų visumos, o tik tai atskirus elementus. Nesuvoktų visą apimančių dalykų. Faktiškai būtinama liaudis, būtinami vaikai. Aš jau nekalbu apie lytinės orientacijos keitimus ir aiškinimus nuo 6-7 metų, kaip turėtų santykiauti vaikai. Čia yra išvis šėtono faktiškai mokymas ir tie žmonės, kurie tuos dalykus plečia visokiojopai, jie atitinkamai gaus nuopelną. Ir kitą gyvenimą, galbūt žiemą, bus prie nesiūgo pririšti ir galvos, kaip čia kur nors kauliuką gauti. Kodėl man taip blogai gyvenasi. Čia realybė. Jums galbūt įdomu klausyti tai ir su šypsena galit girdėti, bet dažniausiai tik tie žmonės, kurie laikys ranko alą, o neturėjau ką veikti, įsijungiu YouTube, pažiūrėsiu, kad tas asilas kalba. Prasme, tie žmonės patys asila tada. Jie įsigabinė patys tirškius į nugaras ir jie apmoka patys tą sistemą, kuri juos ir patvarko. Dabar toliau apie mokytus. Ir jeigu mokytojai mokintų nesupažino ne su pačiais dalykais, o su būdais išgauti žinias arba būdais pasiekti informacijos šaltinį, tą tikrą šaltinį, kur galima gauti žinias, jiems eitųsi visai kitaip. Faktiškai jie patys neturėtų jokių kliūčių ir jiems būtų geriau. Dabar čia faktiškai sukiršiname mokiniai su mokytais, ligoniai su gydytojais, nusikaltėliai su policija, sukiršiname į dvi pusės. Vieną padaliname per pusę. Iš vieno padaroma du ir kariaukite, baltą ir juodą. Taip faktiškai valdo visą pasaulį žydai. Per kitus, per kitas šalis tiesiog kariaukit, o mes turėsime iš to viso piniginę naudą. Ir jūs niekada nesuprasite, dėl ko visos tos nelaimės vyksta. Dėl ko apsemti namai, užsemti keistai labai, kur dingo visos žinios, kur dingo šmendėlėvo lentelės eteris ir taip toliau. Tai va, kada mokytojai pradės mokyti vaikus tokių dalykų esminių, kaip medituoti, pavyzdžiui, kaip išeiti į fazę, kaip išeiti į kitą būseną, kaip pamatyti savo paralelį gyvenimą, savo aš kitoje pusėje, pradėti kurti mintimis, materializuoti daiktus, tada jų gyvenimas bus kitoks. Bet kadangi jie mokina ne tų dalykų, kuriuos reikėtų mokinti, jie atsidūrė tokia nedėkingoje terpėje, tokiu būdu juos baudžia pati sistema per aplinkui. Ta prasme, ta baltoji matrica, jinai neleidžia to daryti, nes balta matrica, ta mūsų erdvė, su kuria mes ateinam, ji pati tobulėja ir pati dalinai maitinasi iš pačių mūsų, mes ją tobuliname patys. O juodoji matrica, ta parazitinė sistema uždėta tarsi sluoksnis, atėjusi su visom religijom į mūsų gyvenimą, su visokiamis dogmomis, mums padaro ne visagaliais ir visagalio kopijomis, o padaro vergais. Ir faktiškai mes panašus į dramblius, kurios veda skruzdė, rodo veidrodį drambliui, kuriame nupiešta skruzdė ir sako, va tu maža skruzdė, tu pažiūrėk, tu nieko negalėjai, tu bejėgis esi. Todėl įsivaizduojate, jūs bežiūrėdami tokius filmus, o ką mes galime padaryti. Tai paprastas buvo paaiškinimas Facebook'e, labai patiko, anglų kalba parašyta, ne rusų gaila, kad jeigu jūs galvojate, kad jūs nieko negalite padaryti, tai įsivaizduokite vieną uodą vakare naktį jūsų kambaryje. Jisai zyzia. Įsivaizduokit ir savo jūs polisį. Tai įsivaizduokit save kai uodą, o žmogų, kuris gyvena, yra tame kambaryje, ruošiasi miegoti, palisėti, tai yra kažkoks sistemos
vergas, varžtelis, na, ten, įsivaizduokit, šios tai valdininkas, aukštesnio ar žemesnio plano. Vat ir tiek. Įsivaizduokit, koks jau bus poilsis. Tai vienas zyziantis uodas. O dabar įsivaizduokit, pavyzdžiui, vat, tas rugpjūtis buvo praėjęs toksai iššilo gerai. Tai faktiškai visi palangiškiai, dabar klaipėdiškiai, ten Nidos gyventojai turėtų vienam klaipėdiečiui sunešti bent jau po riuką ar po lituką pinigų tam, kad jisai iš savo kišenės, ten nežinau iš kur ėmėm pinigų, neturėdamas darbo, pilė sakė vieną dieną, sako, aš nekenčiu tų cheminių debesų, aš nekenčiu chemtrailo, aš negaliu gyventi su tom. Ir jisai tiesiog tai darė, sakau, pristabdyk, sakau, jau nereikia, užtenka, jau nėra tų debesų, net jau saulė plikina. Jisai pylė, paskiau pylė dar kiti žmonės. Tai jūs suneškite jiems pinigus, tiesiog duokite jiems kaip padėką, tiesiog jūs prisiplėšėte žmonės už nuomą, už kavinių savininkai, restoranų savininkai, tualetus net apmokestinę iki 7 eurų padarė. Sumokėjate dabar tiems žmonėms pinigus. Jūs patinka ant svetimo gero pačio, niekada taip nebus. Tie žmonės, kurie kalba, jie kažką tai daro, jie savo padarys, jie nueis ir kažkiek tai pasiims su savim žmonių, kurie eis paskui. Bet jeigu tie verkiantys žmonės, kuriems reikia visą laiką pagalbos, vargšeliai, kurie galvoja, kad tie stipresni, aktyvesni žmonės kažką jam padarys, padės arba už juos padarys, niekada to nebus. Ir tada niekada mes neišeisim iš to užburto rato. Todėl faktiškai tokių atsiranda kaip aš, tokių žmonių, kurie kalba, ne viską galbūt žinodami, suprasdami iki galo, bet bando jumis pakelti, pajudinti, kad jūs atsibūstumėt, šiek tiek pramertumėt akis, suprastumėt, kad nėra taip, kaip visą tai kalba, nėra populiarusi politikai, kaip jie savi išaukština, prideda visokių skaičių, čia tik tai faktiškai tom babutėm, kurie žiūri, pensininkam, kurie žiūri televiziją, nieko nesupranta apie tai, jie negali pažiūrėti YouTube'ės, jie nesupranta, kaip įeiti į internetą. Dėl to jų tą minę lengva valdyti. O kadangi dabar tų pensininkų dauguma jaunimą išvarė į užsienį dirbti, tai faktiškai taip gaunasi, kad dabar kaip ir ta mūsų Lietuvos visuomenė labai lengvai valdoma ir galima labai lengvai susirinkti savo skaičiukų. Grįžtame jau prie mokytojų. Mokytojai, kada supras esmę tų dalykų ir kad netgi supras tokį dalyką, kad kiekvienas mokinys yra skirtingas, kiekvienas mokinys gyveno vis kitokia šeimoje, kitokia aplinkoje, gimė vis kitų laikų, atsinešė su savim kitokį žinių bagažą, auklėjimas pats buvo vis kitoks, skirtingas, kaip sakiau, aplinka skirtinga, gimė skirtingomis dienomis, tai prasme, datomis, skirtingos datos, skirtingas buvo kodas uždėtas ant jo, užbrėžtas. Tai su kiekvienu vaiku reikia individualiai, negali vienas vaikas greičiau išmokti, kitas lėčiau kažko tai. Rašyti, ten daugis, skaičiuoti kažką tai tokio, realiai galima išmokinti vaiką per 1 metus. Visi kiti metai yra žmogui nereikalingi. Ir žmonės aprūpinami to užimtumu dirbtinai tam, kad jūs neturėtumėt laiko susigalvoti, kad yra kažkas tai kito, kad kažkas tai kvepia ne taip, kad kažkas tai, vat, kaip Mamontovas dainavo, tyloje yra kažkas tai, vat, garsas tyloje, tai yra kiti dalykai, įsiklausyti kitus dalykus. Nes jums visą laiką pastebėkit, pavyzdžiui, jūs grįžot iš darbo, jums iš karto kiša laidą, vat žiūrėkit ten, gerai dar, kad Valinskas šneka, dar kažkokią įdomią laidą padarė, o kitur visur mėšlas, švis tiesiog nėra ką žiūrėti, žinias ar kažkokios kitokios laidas, trilerius, šeštadieniais ir manęs apie žudikus, kraugerius tokius rodo. Tam, kad jumis prislopinti, subukinti visiškai, išgręžti iš jūsų paskutinį lašą ir paskui pirmadienį vėl paleisti į darbą. Ir jūs einat paskui tokie pritempę ausis, kavą geriat, reikia dar visokio energaizerių išgersti tam, kad kažkaip tai davlikti kanopas iki namų paskui po darbo. Naudokite savo galvą, pradėkite galvoti kitaip. Ir dabar, jeigu kas dėl mokytojų, tai sunku čia patarti dabar, jie atsidūrė tokie neteigingo terpė, bet tiesiog gali pasinaudoti savo sukrautomis žiniomis, žinių bagažą ir po truputį pradėti keisti visą tai. Tie žmonės, mokytojai, kurie jau nedirba, jie gali tiesiog padaryti, sukurti nedidelį mini darželį savo mieste, savo kieme arba kažkur išnuomoti namą ir dirbti kaip vaikų darželio auklėtoja, pradinė mokytoja, kuri išmokintų juos skaityti, rašyti. Visi kiti dalykai paskiau nereikalingi. Istorija faktiškai yra bullshit, tiesiog pilnai mėšlas. Tai yra sumaitota tiek, kad kiekvienas, kas ateina laimėtas į naują santvarką, jisai perrašo istoriją.
istorija buvo rašoma ir gulagose, ir iki to, ir po to, kaip šventieji raštai peršyti daug kartų. Taip, kad čia faktiškai istorija atkrenta. Kiti dalykai, specifinės kažkokios tai žinios bus pateikiamos tiems, kurie norės kažko tai daryti. Kam žmogui mokintis bražybos, jeigu jisai galvoja eiti su vėjo, o kam kitam kišti mechanikos kažkokį tai apie metalus, kada jisai eina dirbti IP specialistų. Tiesiog paskiau atšakos ir žmonės pasirenka savo kelius. Nereikia gaišti laiko, nevaldyti vaikų laisvalaikio, tegu jie eina į gamtą, tegu įsidūksa, nes tie chemtrailų tos dalelės, kurios susikopia dabar žmonėse, jos dabar pradeda jau duoti žinoti apie save, ta prasme, jau pasireiškia. Ir skiepai irgi pasireiškia dabar, jau žmonės pradeda galvoti, kad iš tikrųjų susimalė, supjojo, kai sako jaunimas, supjojo grybą ir savo vaikui įvaręs vakciną, jis faktiškai padarė vaiką invalidu. Ar norėtume dabar, kad suaugusiam tam, kuris dabar vaiką nuvedė savo pas gydytoją, kuris suvarė tam naudų jam, ar norėtumėt, kad jums kokio nors tepalo privarytų į puodą, švirkštą pusę litro, pavyzdžiui? Kaip jūs jaustumėtės? Štai įdomiai labai skaitusi Facebook'e tokios žinios, kad žmonės stengiasi į mašiną pilti labai tiksliai ten sintetinį tepalą arba ten pusiau sintetinį ir ten gramukais išmatuoja viską ir keičia tepalus labai reguliariai, o į save kiša bet kokį mėšlą. Ten yra metalas variklėje ir metalas jisai taip nenusidėvės greitai kaip jūsų organizmas. Jūs patys save alinate už savo mokamus pinigus. Jūs ką sadomazo, ar jūs ne žmonės, jūs savęs nevertinate, jūs tiesiog savo vertybę praradote. Jūs kiekvienas turite galės, kiekvienas turite atsakomybę už save ir už kitus aplinkui esančius, ypač už savo vaikus. Ir jeigu mokytas ateina, pavyzdžiui, į mokyklą ir kažką ten moko dėsto, gerbkite tą mokytą, jisai bando jums aiškinti, supažindami su pasauliu. Faktiškai pirmais metais tos žinios, faktiškai pirminės žinios jos būtinos. Tik tiek, kad jos yra ištemtos ir jų yra labai daug. Vaikas negali suprasti, kad bebūdamas nuvargęs jau mokykloje, 7 pamokas pravaro, gal po 8, jis jau nuvarsta, tiesiog kem 5 minutės, dar kem 5 minutės ir dar kem 5 minutės jis gali atsidėti. Ten fizinis kažkoks gali būti, piešimas, darbai, dar suprantu, bet paskiau, kada pradeda kišti, jisai jau atbūna tą laiką, kaip ir mokytojai atbūna tą laiką. Todėl Skvernelis negali dėstyti tokių frazių, jisai faktiškai visuomenės pyktį užsitraukia ant savęs, kada pasako, kada mokytojai mokins geriau, tada mokytojai gaus didesnius atlyginimus. Mokytojai turi gauti didelius atlyginimus dėl to, kad jie faktiškai mūsų visuomenę daro kitokią. Tai yra mūsų visuomenės ateitis, tai yra Lietuvos ateitis. Ir ant tų vaikų, kurie dabar mokinasi mokyklose, bus pakabinta visa atsakomybė tolimesnių kartų, kurios augs po jų. Todėl su mokytis reikia skaitytis, kokie jie bebūtų, blogi ir geri. Jie pikti dėl to, kad jie negauna daug atlyginimo, jie pikti dėl to, kad jie pavargsta nuo žmonių, jie pikti, kad jie pavargsta nuo vaikų, kurie yra paskiepyti faktiškai per prievartą, tų žmonių, kurie per prievartą kiša nuodus ir iš to pelnosi. Neleiskite užsidirbinėti pinigus kitiems ir save tuom alindami. Kitas bus filmas apie alkoholį. Ir sorry, kad su tokia nelabai nuotaka tokia pasakau be šypsenos veide. Ne visiems gal patiko, ką erzino, pabandykite dar kartą pasižiūrėti tą filmą ir pagalvokite, kodėl tai erzino, kodėl jums atrodo visą tai kitaip. Aš neperdirbinėju ne vieną iš jūsų nesistengiu, bet tiesiog savo pakelkite vertę ir tada jūsų atlyginimai padidės. Iki, ačiū, kad žiūrite.